Up. Zdarova visi. Tie, kurie nepastebėjo, sveikinu su 10 sniegu, o mes pabiškiai judom su Passatu toliau. Aišku, žymiai lėčiau negu vasarą, bet tokios oro sąlygos. Bet vis tiek į priekį. O dabar aš visus jūs įspėju, tikrai, tik neskaitykit. Jokių būdų neskaitykit. Deja, bet istorija kartojasi. Mes esam vietoje, o Mindės vis dar nėra. Va, žiūrėkit. Tie patys vartai ir taip pat uždaryti. Kai visada. Ir kas keisčiausia, nes dabar beveik 4. Ne ryto, o dienos. O darbų atlikti negalim. O juk žino, kad reikia dirbti. Jis turbūt jau vengia manęs. Aš kažkur, jis to nepasako, bet aš jaučiu širdim. Ir kažkaip liūdna nuo to pasidaro. Bet turim ir gerų žinių. Žiūrėkit, ką gavom dovanų. O! Kitas spidometras su baltais žiedais ir su baltu berods apšvietimu. Gavom dovanų nuo Medos iš Kauno. Meda, ačiū tau labai. Tikrai labai prisidėjai prie šito mano beprasmių darbų, prie beprasmės investicijos šito automobilio. Nežinau, kiek dar reikės sumerkti pinigų iš šitą mašiną, kad nors kažkoks tai vaizdas būtų. Bandysim dabar keisti, nes Medai vis tiek atskiri linkėjimai, nes ji, naudodama savo asmeninį laiką, nuvežė kažkam tai lituotojui Kaune, kuris ten sulitavo kai kurios dalykus, nes ne visur apšvietimas veikia. Po to man išsiuntė paštu į Vilnių, iš Kauno į Vilnių. Ir ačiū tau labai, tikrai ačiū. Žiūrėsim, kas gausis iš to, labai malonu, kad neduodi mirti šitam Passatui ir mirti man, su mano lūkesčiais ir svajoju. Tai dabar bandysim keisti. Tikiuosi, jokių plastikų nesulaužysi, nes tikrai širdis ir taip skauda. Tikiuosi, daugiau skausmų jai nepridarys. Bandom keisti šitą ir laukiam labai Mindės. Mindės, maldauju, važiuok, mes juk nupirkom kai kurios dalykus ir gerinsim šitą mūsų limuziną. Čia juk vos ne bendras projektas. Bendra meilė, bendram darbui. Tai tiek, keičiam šitą dalyką. Taip, Mindosai, ne gegužės mėnuo, šalta, tu greičiau važiuok. Nes blemba orai tai ne per geriausi. Ir pažiūrėjau videką, kaip keisti spidometrą. Pasirodo, biškai yra reikalų. Nu, per YouTube atrodo viskas paprastai ir gan greitai, bet tikiuosi, kad man, gal užteks kelių savaičių. Ir pakeisim jį. Ir, sakau, stengsiuos, kad nieko nesulaužytų. Kimam į darbus, keičiam ten, nuimam plastikus, viską, atsukinėjam greitai šitom mikliom rankytėm ir važiuojam. Pagnai. Op. O, yra. O. Turbūt kažką atsiu. Och tu. Gerai, kad tėvas neturi YouTube, šiaip nežiūri tokių dalykų, oi, pizda, ko gaučiau. Davai. Net nežinau, čia jums kraujuoja akis dabar nuo mano darbo. Bet. Nutus. Žiūrėkite, tai Mindė! Mindė, kur tu buvai? Blecha, aš jau bijau, kad išvažiuoja. Opa. Opa. Sveiki, žiūrėkit, skydelį keičia. Čia labai blogai, jeigu kažkur varžtai, kuriuos aš nusukinėjau, įkrito į tą bedugnį. Tai apačiu iškrys. Bet nieks neiškrenta. Tai naim tą plasmasą. Čia lyg, žinai ką, lyg aš šikčiau kelnėse, nuėjęs kelnę, ir viskas... Dar klešnis nekrenta, lieka. Ne, lieka viskas ten. To, žiūrėk, kad čia taip turi būti. Čia kažkaip tai čia hamutas? Čia org. A, čia originai taip eina, originai. Pradė kaip dega. Gal taip nesimato nieko. O čia senas dar. Au! Karoči, situacija tokia. Turim va nuimtą šitą skydelį ir yra šitas skydelis, kurį norim pakeisti.
Bet ten, va šitoj va pusėj, nežinau, ar matosi, bandysiu parodyti, gyvena, nu jau nebegyvena, kažkur čia, miręs Spider-Manas. Ir reikia kažkaip jį pasiekti ir palaidoti ir duoti sielos ramybę jam. Ir aš nežinau, kaip nuimti, aš nežinau, ar čia reikia kažkaip tai nuardyti, nuklijuoti va šitą stikliuką, kaip jis nusiimamas. Ir atėjau pas Mindę, o ten veiksmas vyksta. Ten laksto 4 meistrai prie vieno automobilio, ten bando kur, sako, pliusas, minusas, kasa, delė pasta, nu kažkokios tai, sakau, jau virtuvės, restoranų žodžius mini, pliusas, minusas. Ir aš kaip durnelis stoviu ir bandau įsiterpti, va tai va stoju su 2 skydelis prie kitų meistrų, bandau įsiterpti, bet bijau. Nei žodžio nepasakiau, aš mačiau iš žvilgsnių į mano pusę, nu, kad ne mano eilė dabar kalbėti. Ir grįžau čia, va, laukiu, kol Mindė atsilaisvins, pasiteirausiu, kaip daryti. Nes tar šitas stiklelis man biškai labiau patinka, nes matot, remelis čia juodas. O čia jau turbūt jau anksčiau kažką darė, vis tiek turbino jį. Čia yra baltas ir biškai paprozintas, yra toks mažas skilimas, tai bandysim pakeisti. Tikiuosi pakeisim, jei ne, tai turėsim va šitą. Blogiau tikrai nebus. Va taip. Viskas, aš viską papasakojau operatoriau, aš viską pasakiau. Gal turi kokių paslapčių, kol kamera, jūs nematot, kamera stovi vietoj skydelį dabar. Ir mikrofas guli, va, aš negaliu, palaukit, aš nufilmuosiu, gal po to operatorius įmes. Palaukit, va, žiūrėkit. Va taip va kamera man viduj ir va mikrofas guli. Ir kažkur ten pabėgia į vidų mano varžtai visi. Va taip, Passatas atrodo, Passato organai. Iš čia va kamera. Taip, nuėmėm seną skydelį ir pajungiam šitą ir kad pasižiūrėt, ar veikia, kaip tos šviesos, kaip tas, koks skirtumas tarp seno ir naujo. Ir va, galite pasižiūrėti, va, žiūrėkit. Va kaip atrodo, tikrai atrodo žymiai geriau, bet yra bėda, kuri, va, mirksi ten. Beje, ir rida dvigubai padaugėjo. Arba pasidarė tikra, nežinau. Bandom kurti ir... Gesta. Ir aš toks su... Kas čia vyksta? Mindaugai, kas čia vyksta? Ir Mindaugas sako, kad reikia pririšti skydelį. Bet yra dar vienas niuansas. Kad galimai, kad dabar mes pakeisim į seną skydelį ir mašina irgi neprisikurs. Aš tikiuosi, kad to nebus. Bet toj patikrinsim, toj sužinosim. Nu va dabar bandom, pakeitėm skydelį, va matot senas vėl skydelis ir bandom kurti. Ne, važiuoja, Mindė, ką tu man, blėt, prigazinai čia mane, kad... Aš galvoju, čia projektas ir pasibaigs, nes reikėtų ieškoti kažkokio tai kompiuterasto, kuris važiuotų ir mums viską sutvarkytų, bet... Ačiū už skydelį, bet tęsiam kitus darbus, kol kas, kol nesurasim, nežinau, kaip čia reikia pas kažką varyti, su skydelį, su kompu traukti, ar į vietą kažkas atvažiuos, mums padės, bet kol kas važinėsim su senu skydeliu. Ir su mūsų rida, 2 kem, o ne 4 kem. Nu ką, laiką jau skaičiuojam ne valandom, ne dienom, o mėnesiais. Jau atėjo sekantis mėnesis ir va jau pažiūrėjus tokiom lubom su senu iki šiol skydeliu, nes buvo tam tikrų prikolų su to skydeliu. Vos nepadegėm automobilio. Aš galvoju, gal tas automobilis nori mane išraukyti iš čia. Galimai nedera mūsų sielos. Bet buvau nuvežęs skydelį ir kad biškį sutaupyt, jam atrišo imobilizerį. Nes tam, kad pririšt skydelį prie rakto, man kainuotų 8 eurų. O atrišti imobilizerį 20. Tai dabar bandom vėl viską ardyti iš čia, iš apačios. Traukiam seną skydelį, statom naują ir galimai su to bus viskas. Ir tęsim tada va su lubom. Nes reikia pabaigti, o aš važinėjau šitoj skrabonkė jau mėnesį, va tai va. Grįžtu prie atsukinėjimų savo mylimų ir plastikų laužimų. Žiūrėkit. Kažką gal... Ai ne, va. Važiuojam toliau.
Tikiuosi, kaip praeitą kartą neužsidegsim. Jop, tai mat. Mėt. Hop, yra. Aha, šviesas jau nebeikia. Volia. Dabar tik turbūt vieną triką darom. Kadangi mirksi šitą lemputę, tai toj taip reikia įsiminti, kur jinai yra, padaryti nuotrauką ir toj galimai reikės ją senamadiškai išprogramuoti, kad nemazuolintų akių. Tai aš padarysiu, kur jinai maždaug kurioje vietoje. Gerai. Viskas, automobilis kūrėsi jau gerai, galima važiuoti ir taip. Žiūrėkit, toks super fainas skydelis. Servisas kažkodėl dega. Nu nieko, bet jau gražiau, čia prieš toks kalėdinis skydelis. Pigiau nereiškia geriau. Kadangi nepririšom rakto prie naujo skydelio, o tik atjungė imobilizerį, tai aš nelabai noriu, kad mirksėtų šitą lemputę su raktu. Tai bandau iš kitos pusės užklijuoti juodą izolkę ir galimai va čia reikia kažką užklijuoti arba įmest. Gal kažkas pasakyti, reikia lemputę kažkaip atjungti. Ir galimai jis bus įteisus. Bet aš bijau, kad jeigu ir ten kišiu savo nagus, tai atjungsiu visą skydelį. Bet bandysim dabar taip ant viršaus užlipdyti. Arba porą sluoksnių izolkės. Išklijuosim ir žiūrėsim, kaip bus. Publik. Jung kamerą, jung! Mindė, čia sekundės darbas. Vėliau jau per vėlų. Aš atgal neardysiu šitą dalykų. Op. Brum bum 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 bum. Brum bum 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 bum. Brum bum 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 bum. Žiūrėkit, reikia redline'o. Bam 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 bam. What? It's Supra! Aha, gerai, žiūrėkit. Nesimato, bet biškį pametėm spidako strėlytę. Blet, vėl ardyti. Bam! Nežinau, ne man šitas automobilis, aš neįsivaizduoju. Išėmėm viską, užklijavom, kaip matėt, ir po to strėlytę pradėjo durniuot. Ar aš ten kaip debilas pradėjau sukinėti tą strėlytę kaip laikrodis ir dėl to spiruoklė kažkaip nušoka ar dar kažkas. Ir jinai tai taip rodo apsukas, tai taip rodo apsukas. Ir aš nesuprantu, automobilis juk yra vyriškos lyties. Jis vyras. O tai ko tu durniuoji, kaip moteris, kažkokių nuotaikų sviravimas su tom strėlytė į kairę į dešinę. Mes čia valandą bandom tą strėlytę nustatyti. Jeigu ne operatorius, aš jau padegčiau šitą automobilį. Jis čia man jau padėjo. Sakau, viskas, berods sumontavom, ačiū Dievui ir... Pizdu šitą automobilį, bibidėjau, Kurva, aš va. Montuoju atgal. Volkswagen. Ir šį kartą, kad automobilio viduriai, nes nuo vidurių viskas prasideda, būtų tobulai gražus, pasakiškas, nusprendėm dar perklijuoti ir nukarusias močiutės šitas užuolaidas. Va, matot, va, viskas skamba. Viskas va čia taip negražu, o padarysim, kad būtų ta alkantara gražu ir čia galėsim glostyti ir glostyti man per galvą ir glostyti va čia va šitos durų apmašalas. Taigi dabar bandau, o blemba, reikėtų dar plastiką pakeisti, žiūrėk, operatorių. Turbūt tu išspyrei. Matai? Tai va, bandau ardyti visus durų apmašalus ir žiūrėsim, kas ten vyksta iš vidinės pusės.
Nežinau, kas turi ten būti, tikiuosi viskas paprasta ir tikrai labai tikiuosi, kad žymiai viskas paprasčiau negu su lubom bus. Taigi žiūrėsim. Visio, ardau apmušalus ir pabiškai dirbam. Arbaitam, kaip sakytų Volkswagen kūrėjai. Arbait. Aš nežinau. Oi, bliamba. Ieškau šitų durų rankinų apdailų. Tokios pačios spalvos, maldauju. Mirusi močiutė. Va, kas čia slepiasi. O kodėl tai viskas lipnu? Nu tai ko norėt? Atitinka mano veidą. Beveik mano amžiaus automobilis. Biški jaunesnis, bet aišku, prasčiau atrodo. Va taip. Visio, galim važiuoti. Visio, yra. Nešam ardyt. Žiūrėsim, kaip ten mums pavyks. O. Palauk. Va, varžtus reikia tik nepamest. Oi, bet. Eik tu. Visą kepurę sujobinau. Va, aš dasiprikolinau su močiutės užuolaidom. Blecha, gerai, kad ne plika galva sukau šitą dalyką. Va, būtų prisidės. Viskas, ardau sekančius. Einu. Kur einu? Ardyt sekančius. Liūdnas žinios. Kadangi automobilis yra 99 metų ir vokiečiai tais laikais net negalėjo sau leist pagalvoti, kad bus toks nuplikęs pusiau lietuvis, pusiau lenkas, kuris planuos sau persi durų apmušalus, kita medžiaga. Ir jie prikūrino vidinę dalį va šitą. Mirtinai. Vieną kartą gyvenimą. Va, prizuminkit. Visio. Aš galvojau pasiduoti arba pirkti kitus durų apmušalus, bet Hebra garažas sako, mes turim tau išeitį. Sako, Tomašai, neliūdėk. Ir jie man davė tokį įrenginį, jis vadinasi drėmelis. Jis vadinasi drėmelis, kur tu jį pajungi ir droži viską aplinkui ir nudražinėjai va, visus šitos va, dalykėlius tam, kad nuim šitą dalyką. Jo, daug dalykų gaunasi. Tai jungiam, tu ir bandysim kažką su to galvoti. Viską savo rankom, va. O. Yra. Taip nuo senumo atrodo, prilipęs tas senas paralonas su klijais. Aš dabar šveičiu šepečiu, nuo šepečio niekas visiškai nekrenta, kažkokį tai šūdą tik juos nutinėti. Aš jau vėl noriu namo. Ir, va dar kaip liko. Mes dar nieko net nepradėjom nei klijuot, nei... Ai. Aš geriau tikrai būčiau prostitutė. Prostitucijos organizatoriais dalindavosi per pusę. Šį kartą be pulverizatoriaus grįžtam prie pirmųjų žmonijos įrankių, tai yra teptukas, šepetukas. Žiūrėsim, nežinau, kiek pavyko nušveisti, tiek pavyko. Aš jau ajebalся biški su šitais visais darbais. Tai darau va taip, klijuojant viršaus, viską kaip visada lyginu, vat kaip plaukioju ir meldžiuosi, kad pavyks. Jeigu nepavyks, tai aš, kaip liaudis tarė, BBD. Ieškosim kitų būdų, kaip padaryti gražius šitos durų apmušalus.
Bet tikiuosi, kad pavyks. Всё. Į Kuzo, Naruto. Сидим в машину, я попробую поднять. Nu ką, aišku, yra va biški kažkur kasiakų, bet tikėkimės neatsiklijuos ir visai neblogai gavosi. Dabar planuoju išsipjauti tokias mažas skylutės čia, kad vėliau įtalpint į šitus išdrožtus laikiklius. Va čia jie visi tokie kaip kreivi dantukai. Vėliau jamam kaip lietuviškai pajelnikas. Nu čia jau pajelnikas. Nu pajelnikas. Ir bandom prikepint prie šitos apmušalos atgal. Įtvirtinti į šitos durų apmušalai apmušaluosi. Bet šiaip žiūrėkit, kaip jums mūsų podcast'o studija, biudžetinė aišku, kaip ir automobilis, bet kaip mikrofonas, kur patrauk biškį nuo savęs, per garsiai kalbu, nu aš nustumiu į šoną. Fuh. Ir įskand. Ir maldauju visų dievų, pagoniškų, lietuviškų, lenkiškų, kad aš šiandien pabaigčiau šitos durų apmušalus. Jeigu kažkas savo planuoja ateity daryti šitą dalyką, neverta, pažiūrėkite į mane. Apipjauščiau visas rankas, vos be pirštų likau. Aš projektui pasibaigius, pas mane lygs ant kiekvienos rankos, ant kiekvieno delno po 2 pirštus, va šitos, va, kad taip galėčiau daryti, va tai, pasats. Всё, jėmu peiliuką, pakeičiau peiliuką ir važiuojam. Bandau čia karpyti kažką. Всё, operatoriau, melskis už mane, melskis už visus. Pajechali. Kaip pastebėjot, dar Mindės vis mažėja ir mažėja mūsų filmavimuose, nes turi daug darbų. Ir jis gaunasi vos ne kaip mano asmeninis ir galimai net mūsų visų kalėdų senis. Mes jį galim tik prisišaukti kartą į metus. Tai tikiuosi, artėjant šventėm, čia įžengs pro šitas duris. Mindė. Kupinas visokiausių dovanų, didelių maišų ir manęs klaus Tomai. Kaip tu elgeisi šiais metais? Ir aš sakysiu, kuo puikiausiai, aš buvau padorus žmogus. Aš į bažnyčią dėja nevaikščiau, bet aš galvoju, čia dėl lenkiško statuso, man gal ir nedėra vaikščioti. Man galvoju, aš turiu tokį įsivaizdavimą, kad kadangi lenkai yra labai tikintis, žmonės ir ten Lenkijoje kupino bažnyčių, tai aš kaip ir neprisidėjęs prie tų bažnyčių statymo, bet ta tikėjimo aura viduje kažkur yra, aš galiu sau leist biškį ir paprikolinti ir Dievo, kur aš prikolinu iš Dievo ir toks, tu nieko prieš, ten Dievą, Jėzus, gali juokauti, pas tave privilegija. Yra kažkokia tai tikinčių bendruomenė, kurio gali mane nuteisti už tokius prikolus? Apskritai kažką pradėti. Nu nežinau, galimai pirma yra. Bet kažkaip tai aš pergyvenu, kad pirma duobė ir teks gaudyti šitą apšifkę, nes iškris. Skau, haltūrnai, kaip mokėjau, taip padariau. Ką jūs dabar, ką žiūrit kažkur iš šiltų ofisų, gerat skanę kavą, gaunat gerą algą. Ir kas? Ir kas? O va čia žiūrėkit, visas džiaugsmas čia, kai sėdi. Visas klyjuose. Panagės purvinos. Stresuoju visą laiką, kad nesigausiu. Va čia yra gyvenimas. Čia visada širdis pulsuoja. Čia paprasčiausiai kaip arklių lenktynės.
tai jinai lėtai, tai greičiau, po to papraeina energetinė išgeria iš karto, bam, atrodo kaip ir testosteronas švirkščia. Ką? Va, berods surinkom, viską prikliavom papildomai, va, tegul parodo operatorius čia epoksidiniais klijais, kad jau mirtinai ir tik avarija išskirs šitą durų apmušalą nuo automobilio. Taigi paprasčiausiai bandom, montuojam, žiūrim, kas čia pavyko ir meldžiamės, kad viskas sueitų ir dabar niekas netrūktų, nelūžtų, dar čia visokiausi laikikliai, tai dar būna. Tiesiog keliaujam, einam. Nu, čia demo versija, čia ne visada pilna versija, kada nebus. Pirmą kartą, žinot, pirmas blynas tada prisvylės. Nebūna iš karto virėjo Michelin All Star, 5 Star, Cosmotronic, Servotronic. Ant klaidų mokomės. Kažkur paskubėjom, kažkur nedadarėm. Bet to yra ką veikti. Čia darbų labai daug, galim visi kažkaip sumytinti, susitikti, įsivaizduoju kiekvienam duoti po atsuktuvą, po kažkokų klijų, va šito, bam, mes per visą dieną turbo Passatas. Vienas variklį perrinkinėja, kitas važiuoklė, kitas rūko, ten aš galiu priimti tą paskutinę poziciją, man labai gaunasi, irgi taip mėgautis. Sakai, ei, ten nedasuko, tai pašol tu Lenkas. Važia, все, esu, atbėgau. Į Kuzo, Tomaš Kūn. Po biškį toliau gražinam, kiek pastebėt, labiau darom vidų negu išorę, nes kol kas galvojam, kad bus nelogiška į žemę, statyti ant kažkokių tai ratlankių, nes žiema, bijau, kad subrozinsi visus bumperius ir panašiai ir negalėsiu pravažiuoti šitos puikius gražius laukus, kad padaryt porą kadrų. Taigi, lubas paklijavom, durų apmašalus paklijavom ir jeigu ką nors sumotivavo šitie videkai daryti taip pat, tai jums kažkas blogai su galva, garantuoju, nes patys matys, kiek reikia įdėti darbo būtent su durų apmušalais, bet didžiausia pagarba, jeigu norite daryti, darykit, po to padarysim kažkokį Volkswagenų mytą, užkariausim, nežinau, kažkokį tai Vilniaus rinką užplūs Passatroną ir supils iš visų kraštų, iš mažesnių miestų. Karočiui padarysim čia Passato miestą, kaip padarė anksčiau Lenkai, bet teko jiems grįžti atgal. Nesmė. Taigi kviečiu jūs į vidų, pasižiūrėti, kaip gavosi, o gavosi 10 iš 10, nes šitos rankos prie ko tik neprisiliestų, gaunasi viskas tobula. Super, labai puiku. Einam, pažiūrėsite, vertinsite. Einam, na, operatorių. O, žiūrėkit, o. Alcantaro, kaip mėgstu sakyti italai, Alcantaro for your fashion. Žiūrėk, individualo, Tomašo makarono italiano. Ir visur, per 4 duris, tobula. Ką tu ten filmuoji? Davai, eik iš čia. To paliksiu čia. Davai. Liksit šitose laukuose, jeigu filmuoji šitus dalykus ir aš važiuosiu pas. Galėsi šitą kamerą ir atvaryti atgal į miestą. Okay? Tai šiam kartui tiek, o aš varau gelbėt Konoha.